Dominikai? Pamojuok bent. Jau dabar. Laimink Dieve skanų maistą šitą, kad valgytume jį, o ne vienas kitą. Laimink Dieve skanų maistą šitą, kad valgytume jį, o ne vienas kitą. Skanam! На месяце апреле в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Ką gero ketini padaryti patekęs į Aukštadvario valdžią? Pirmiausia, tuomet vaikams nereikės eiti į mokyklą. Padarysiu taip, kad saldainius parduotuvėse dalins nemokamai, o Kalėdas Aukštadvaryje švęsim 2 kartus per metus. Legalizuosiu tampymą už kasų mergaitėms ir daugiau joks berniukas už tai nebus nubaustas. Velnių komanda. Esame su Jurgiu. Jurgi, ką tik žaidėte krepšinį? Žaidėte krepšinį? Truputį, bet viena mūsų komanda laimėjo 1 vietą, kita 3. Šaunu, tai jaučiatės nugalėtojais? Taip. Ir kaip jausmas? Nu, nerealus. Gerai, o ką dar darėte? Aš mačiau, tenais buvo daug įvairiausių užsiėmimų. Ką dar galėjote žaisti? Nu, tenais buvo estafetės, mes tenais bėgiojom, pirmienas gal, paskui šokinėjom į aukštį. Atsargiai. Dar tempinėjomės ten visą, žodžiu. Žodžiu, pilnas įspūdžių, viskas super. Aha. Žurnalistų mes būrys, Žurnalistų mes būrys, niekas mus nesustabdys, niekas mus nesustabdys. Čia atvykom pailsėti, Čia atvykom pailsėti, bet kartu ir padirbėti. bet kartu ir padirbėti. Aprašysim mes visus, Aprašysim mes visus, ir mažus, ir didelius. ir mažus, ir didelius. Visų pirma, pradėsim to patys, nuo ko ir Evelina, tai ačiū tėvams ir ačiū vaikams, kad pasirinko šitą stovyklą, atėjo į ją, joje dalyvavo, o taipogi man kaip žmogui iš tikrųjų pirmą kartą esančiam šioje stovykloje, kuri jau vyksta 7 metus, yra nuostabu matyti vaikus, matyti jų akis, matyti kaip jie nori žaidžia, matyti kaip jie džiaugiasi keliaudami, matyti tą pažinimo džiaugsmą.
vienas dalykas, kuomet dirbu formaliai su vaikais, tai yra mokykla. Kitas dalykas, kuomet atvažiuoju į stovyklą ir matau vaikus, kurie tiesiog nori to pažinimo. Todėl visų vadovų vardu tariu ačiū ir tikėkime pasimatysim dar ne kartą. Net nebus kita, tai sakykit maldelę. Laimink Dieve, skanų maistą šitą, kad valgytume jį, o ne vienas kitą. Laimink Dieve, skanų maistą šitą, kad valgytume jį, o ne vienas kitą. Papasakok apie savo stovyklą. Kokias? Nu, tai šitą žurnalistą patiko, nepatiko. Nu jo, patiko. O kas buvo, pavyzdžiui, čia gera? Ko žinau, sportavom daug, žaidžiam, kad dar važinėjom į ekskursijas visokias. Nu, apie ekskursijas papasakok. Kas labiau patiko, druskininkai? Ne, kariuomenė. Kariuomenė patiko? O kas kariuomenė patiko? Norėtum būti kareivis, pavyzdžiui? Jo, norėtum. O kodėl? Nes ginklą turėtum? Jo. Malonu. Jeigu dar liko ta jūra, pernai kurioje meilę skandinom, ruoškite mums kambarius ir vyno, pasiimkite daugiau. Ir jeigu dar liko tos gatvės, pernai kuriuose susipažinom, kas gali būti geriau, mes pakeliui namo. Bet Laura, neliūdėk, aš sakau tau, Laura, neliūdėk, bus stovykla ir kitais metais. Bet Laura, neliūdėk, išvažiuosime dabar, visus metus nepasimatysim, tik neverk, ašarų neliek, jas nušluostys Justė tau. Bet Laura, neliūdėk, aš sakau tau, Laura, neliūdėk, bus stovykla ir kitais metais. Parašysim daug straipsnių ir jėga.